Internetas yra pilnas dalykų, tokių kaip pavyzdžiui šitas arba šitas. Jie tik švaisto brangius megabaitus. Šaldytuvai HR ir Vytautas abu viename video, kad taupytų tavo laiką ir interneto vietą. Vytautas yra naudingas, štai ką jis turi: kalcio, magnio, natrio, laimės, įtirpusios lavos ir tamsiosios materijos. Ai, ir dar žaibą. Tai žaibas išgydo pagirias, kai joms sergi. HR yra milžiniškas, jis didesnis už mano pirmą kambarį. Kambarį, kuriame praradau nekantrybę 7 kartus iš eilės. Tau prireikia GPS-o, kad susirastum tą kapsį. Štai kas gali kirti į vidų: maistas, daug maisto, 4 kiti šaldytuvai, traktorius, debesis panašus į dramblį ir pats dramblys. Sakiau, kad HR yra milžiniškas, bet kai kurie dalykai visgi jame netelpa. Tai tavo vyriškumas, Putino ego ir visų lietuvių dabar gyvenančių Anglijoje skaičius. Gerti Vytautą yra taip pat naudinga, kaip kalbėti su visata. Tu per jachtų, kur lengvai subuojama tavo priešo ašarą jūroj. Sakiau kalbėtis, turėjau meni mylėtis. Jis man per didelis. Kas tu, moteris? Jis man per didelis nėra frazė, kurią vyrai turi sakyti. Jie turi ją girdėti. Bairis apie penio dydį. Eik tradicinis marketinge. Vytautas. Vieną kartą vienam vyrukui atsigėrus Vytauto sprogo galva. Silpnas darnelis buvo, alergiškas gerumui. Ajajai. Turėti HR savo virtuvė yra tas pats, kas turėti portalą kitą dimensiją. Į pasaulį pilą džiaugsmo ir laimės, alaus ir kepsnių pavidaluose. Kas nuteiku, jeigu geriausią pasaulį mineralinį vandenį įdėtum į geriausią pasaulį šaldytuvą? Matai, vien mintis apie tai nulaužė internetą. Bet negi tai sulaikys tave nuo pavaldymo. Nesulaikys. Mineralinis vanduo Vytautas, žemės sultys ir šaldytuvas HR. Tau plačiausias durys į kitą dimensiją.